Į mano kanalą ir šiandien su mumis yra Guoda. Taigi, Guoda, prisistatyk. Labą dieną, esu Guoda Gumbrevičiūtė, mokausi įstaigų ir įmonių administravimo, esu antro kurso studentė. Kodėl stojai į LTVK? Nes aš šioje srityje turiu darbinės patirties apie įstaigų ir įmonių administravimą. Iš tikrųjų, kaip ir kiekvienas iš mūsų galvojame, kur stoti ir panašiai. Ir iš tikrųjų labai sudomino pati kolegija, teigiami atsiliepimai ir kaip ir viskas. Ar nesigailėjai įstojus į įmonių ir įstaigų administravimą? Visiškai ne, iš tikrųjų viskas labai patinka. O ką patartum norintiems, galvojantiems stoti, svarstantiems darant? Iš tikrųjų patarčiau stoti į šitą kolegiją, nes dėstytojai tikrai yra savo srities profesionalai, visada padės, patars, pasidalins savo praktinę patirtimi, tiek ir iš teorinės pusės iš tikrųjų visada padės. Visada galima su jais pasikonsultuoti visais klausimais, iš tikrųjų tikrai labai padeda. O dabar, kai vyksta paskaitos nuotoliniu būdu, ar nekyla jokių nesklandumų, ar dėstytojai taip pat geranoriškai atsako į viską? Taip, iš tikrųjų viskas vyksta puikiai. Dėstytojai yra tikrai labai puikiai pasiruošę, susidorojo su tokiu tikrai iššūkiu tiek jie, tiek mes. Iš tikrųjų paskaitos vyksta kaip ir auditorijai, galima sakyti, bent jau aš taip jaučiuosi, nes dėstytojai taip pat jos, sakant, pakonsultuoja ir iš tikrųjų diskusijos vyksta, darbai yra atliekami, viskas tiesiog puiku. Tai kokiu principu pas jus vyksta paskaitos, iki karantino? Ar būdavo kokių išvykstamųjų paskaitų? Taip, buvo paskaitų, nes atsimenu, pirmam kurse tikrai turėjome daugiau tų išvykstamų paskaitų negu antrame, bet labai tikiuosi, kad turėsime ir vėliau jų. Tai buvome valstybinėje darbo inspekcijoje, paskui konstitucinėme teisme ir šiaip dėstytojai dar planuoja pasikviesti svečių, kad, pavyzdžiui, kaip pravest paskaitą, kaip seminarą, pavyzdžiui, tam tikrą naudingą temą. Tai, praktikos tikrai netrūksta, kaip matau. Ne, Visi išvykstat, paskaitos ne vien auditorijose vyksta, tai ne vien teorijoje ir praktikos, daug labai smagu girdėti. Linkiu toliau sėkmės mokantis ir iki kito karto. Ačiū.